Seminaras iš dviejų dalių. Kultūrinių dimensijų modelius ir taikymą darbui su moksleiviais jaunimu. Tai va šitas bus. O paskui bus laisvas jūsų meniu. Tai, ko pageidauja jūsų mokykla, kas jums būtų įdomu, kas jums būtų aktualu. Galim kalbėti apie vadybos tam tikrus klausimus, pavyzdžiui, kaip dirbs su subalansuotais vadybos rodikliais, geriau valdyti mokyklą ir taikyti inovacinius kažkokius mokymo, kūrybos metodus, vadybos metodus, kad kažką tai pasiekti. Vis tiek tai bus orientuota daugiau į kaip jūs kaip į vadovus, nes, pavyzdžiui, pas mane tie žmonės, kurie čia sėdi, tai jie vadinasi strateginio planavimo grupė, jie priiminėja visus sprendimus, žinoma, kartu su manim. Tai tiesiog galėčiau pasidalinti realiai, kaip mes tai darom, kokiu būdu tai viskas vyksta. Nes tai yra truputį kitaip, negu dirba mokytojus. Taip, mokytojai yra vienas dalykas, administracija yra truputį kiti dalykai, bet žinoma, mes kartu kaip viena komanda dirbam. Direktorius pavaduotoja ugdymui, Janina. Eidama į seminarą, giliai apmąsčiau ir tikiuosi, kad sužinosiu kai ką tikrai naudinga, nes, kiek žinau, ir jūs vadovaujat mokyklai. Ir galbūt kai ką perduosit iš savo patirties. Direktorė Rima, apsidžiaugiau pamačius jūs, nes psichologus aš visą džiaugiuosi, kad ateina į mokyklą, Reda juristas, iškėjus visi tokia, iš pokalbių pasirodė tokia šauni komanda. Ir labai džiaugiuosi, kad mano lūkesčiai pasitvirtino vaikų ir mokytojų nuomonė. Ir aš labai tikiuosi irgi gauti kažko naujo vadybiniai kompetencijoje, kaip jums sekasi ir kaip ką jūs naujo čia pasakysite, nes, sakykime, vaiko geroviai, ką pavaduotojai ir sakė, kad tai yra bendravimas ir bendradarbiavimas visų tų sričių mokytojų, vaiko ir mūsų administracijos. Tas visokių psichologinių tokių dalykėlių, sakykime, valdymo, emocijų, taip to, ko jūs matėte, kad mūsų bendruomenė tai moteriška daugiau, tai daug emocijų pliūpsnių yra dar daugiau, nes kaip neturim to vyriškojo to pusės, kuris atsvertų tokią pusiausvyrą. Aš mačiau, kad kažko tikrai gausiu naujo ir pasimokysiu iš kolegos. Gerai, tai mes draugiškai. Gerai, tai žaidybiniai maniero atsipalaidavę. Kūrėm dvi komandos, kad susimaišytų administracija su pagalbos specialistais. 3 pamąstymai, kaip kultūra, bendroji kultūra veikia jūsų mokyklą. 3 įtakos zonos, kaip veikia kultūra bendroji jūsų mokyklą. Jūsų manimi, 3 dalykai, kurie kūrė tą kultūrinį, daro įtaką tą kultūrą į mūsų kasdienį gyvenimą. Mūsų valstybės šventės. Mūsų valstybės šventės, mano, daro įtaką. Tai formuojant kažkokį suvokimą. Tai sakykime, mes pats važiuojame sausio 13 įvykius, nešam laisvę. Aš labai atsiprašau. Prašom klausyti, mus gerbti. Aš labai atsiprašau. Būkim. Jau, tolerantiškai. Taip. Sausio 13 renginiuose mes nešam šviesos žieksną per visą Vilnių ir važiuojam visi. Taip, toliau eina, sakykime, mūsų pačių vasario 16, toliau yra Rainių tragedija. Birželio 14, rugpjūčio 23. Mes matome vaikuose augantį tą tokį, pasididžiavimą, jeigu aš negaliu sakyti kažkokį pliūpsnį, kažkokį reikime, kad aš esu kažkas, bet ugdome, kad aš suvokčiau, kad aš esu lietuvis, aš čia gyvenu ir aš turiu kažką daryti, kodėl aš esu pašauktas. Jo, aš esu pašauktas šitą žemę kažką atlikti. Mes pastebėjom, kad apsitarėm ir iškėlėm tokią tezę, kad mūsų yra mokyklos savita kultūra. Kur jinai yra savita? Taip. Su pirma, kad yra tai maža bendruomenė ir jau toj susiformuoja sava terpė. O kaip įtakoja bendroji kultūra Lietuvos? Viską savo. Taip, klausau. Mokykla turi vardą išskirtinį, kur vadinasi Lietuvoje tik 2 mokyklos ir tai mes esam Pečkauskaitės, o antros Pečkauskaitės nėra, yra tik tai jos taip pat iš Atvės Ragnos gimnazija. Tai vėlgi jau uždeda rėmus, iš kurių mes negalime išeiti. Ir dėl to vyksta tokie ir specifiniai mūsų renginiai. Pečkauskaitės mergaitės rinkimai, kur Lietuvoje tikrai tokio nėra. Tęsinys yra toj mūsų mėnesio netradicinės pamokoje mišiose. Ugdome dvasingą žmogų, ieškantį gyvenimo prasmės ir pajungdami netradicinį pamoką mišias. Mišias, per mišias? Per mišias eina, išgirstam dvasios tėvo pamąstymus,
sakykime, nuo pirmokų iki 12 iki mokytojų ir iki tėvų. Kas tai yra? Ko tu esi pašauktas į tą žemę, ką tu turi daryti? Nu, mes esam dar tuom žinomi, kad jaunimas mūsų nėra akademiškas, bet jie siekia tobulinti savo tą kūrybinės galės. Kūrybiškumas. Tai, kas dabar aktualu labai bendruomenė Lietuvoje, kūrybiškumas. Gerumo daigelis mūsų tame gėrių išdenę, kurį įmetam po truputėlį. Ir mes įmetam kartu, sakykime, aš vėl paliesiu iš bažnyčios pusės, bet kaip tai paliečiame? Tai yra paskutinis skambučių šventė mokykloje. Bažnyčia yra sukviesti tėveliai, visa mokykla, visa bendruomenė. Ir mišių pabaigoje tėvai laimina vaikus prieš išeinant į didįjį kelią. Šiaip tai tokia aplinka visa. Jeigu paliečiant mokytojus ir visą tą mokyklos bendruomenę, tą personalą, jie yra tokie visi, tarsi turi tokį savyje globėjiškumą tokį, kad vienas kitam, pagalba vienas kitam ir vienu žodžiu, kad tai yra čia mūsų namai, kad mes turim šitoje aplinkoje kurti gėrį. Tai kilo iš rašytojos vėlgi idėjų. Rašytoja, kaip žinote, buvo ir labdarė. Va, čia gerai, ta labdaringoji pusė. Aš vieną ausim girdėjau mergaitės tenai kažkokie pagalbos, reiškiasi. Taip, ir organizuojamos labdaros akcijos. Neužsibaigia mūsų visi darbai gerieji vien tik tai su mokslo metais. Mes iškeliavom į atostogas ir darom tarptautinį stovyklą. Lavinam vaikų kalbų kultūrą, tautų pažinimo kultūrą, o čia kartu plečiasi ir dvasinis, ir meninis, ir gamtos pažinimas, įvairiausi tyrimai, ekologiniai ir taip toliau. Labai gerai. Kol kas 3-3, sąžiningai, paplojam. Gerai, užsirašom. Sekantis klausimas. Ar globalizacija daro įtaką jūsų mokyklą? Mes gal pradėsime nuo ekologinės situacijos. Taip. Ekologinė situacija, tai čia mūsų terpėje supanti aplinka. Mes turim šalia naftą ir užterštą gamtą ir tai nėra gerai. Prašau. Irgi pradėsim mes turbūt nuo neigiamos ir paskiau išeisim turbūt į tą augimą. Kokį turi įtaką televizija? Kokį įtaką turėjo? Pirmiausia, buvo mergaitė susitink berniuką ant kaklo, užtrauktukas traukomas, apsikabinus čia, sakykime, ant palangės. Jaunimėlis mūsų galvoja, kad jie taip glamonėjais atsiguli, gatavai ir paskui atlėkė mama su dukra, kad čia mano vaikos neišprievarta ir taip toliau. Nors buvo provokacija jos pačios. Ir tas darėmsi, tai sakiau, čia būtų nesveikas berniukas, jeigu to galėtų kažko nepadaryti. Ir kaip mes padėjom išgyvendinti visą tą dalyką, kreipėmės į savo mokyklos mokinę režisierę, Žemaitis teatro, jinai atvežė ir spektaklių. Kokius pasiekmes to yra? Ir abortai ir taip toliau. Televizijos veikla kokį daro. Ir nuo to jau dabar gyvenam. Tai informacinės technologijos atrodo taupo mūsų ir laiką, ir sąnaudas, ir ekonomiškai mus tai veikia. Mes ir galim susibendrauti su kitomis šalimis, panaršyti ir pakeliauti po pasaulį. Tai irgi atrodo praplečia globalinius santykius, bet tuo pačiu ir mes nukenčiam, kaip žmogiškieji mūsų santykiai nukenčia. Tai jeigu aš galiu dabar išsakyti jums savo emocijas ir jūs matysit, ar aš jums meluoju ar nemeluoju, ar aš jaučiu simpatiją ar nejaučiu, o jūs ar per Skype tai suprasit. Toliau mes stengiamės išmokinti jauną žmogų, pažinti muziką. Koncertai yra iš dalies mokami, ten 1, 2, 3 kiek susidarėm, taip? Ir buvo lyg pasipriešims, kodėl aš turiu eiti, ale savo norų, bet užlytą, ne kaip ir prievartą. Ir praėjom kompromisus, sutarėm su mokiniais, jūs einate į mano koncertus, aš einu į jūsų. Ką tas reiškia mano ir jūsų? Man tai yra rimtoji muzika, tai yra tikras profesionalas atvažiuoja, jų tai yra, visokių čia būsiu, žvaigždžių, kas čia tokie visokiausi, tie iš televizijais, jiems visokie būdžiai taip toliau tas, ar ne? Ir kaip man pradėjo patikti, kada vaikai pradėjo atsirinkti ir savo tos karaliukus, ne visus priėmė. Ir kai jie atvažiavo, neprisimenu, čia paduotuvėjom geriau atsimena, kažkurį iš tų žvaigždučių ir kai mūsų atėjo 3 ar 4. Jie atsirinko, pradėjo atskirti, mums nereikia ir jie buvo nustebę, kaip tai šitoj kaimo mokyklai jūs nenorite? Nenorime. Ir tai labai aš apsidžiaugiu. Ir tėvai eidavo į tos koncertus, nėra taip, kad vieni vaikai. Iš tikrųjų, tada mes sakom, ačiū Dievui, mes pasiekėm kažko, kad pradėtų išgirsti tikrą muziką. Mes taip pat dalyvaujam komenijos veikloje, tai irgi galim pasigirti. Kas yra jame gerai?
Gerai, tai plečiasi vaiko pažintinės ribos. Jis susiduria su tokiais dalykais, kur pamokose jokiuose rėmuose netilptų. Tai yra jam suteikiamos galimybės savarankiškai kurti, savarankiškai atliekamos užduotis, kūrybiniai darbai, gamina, konstruoja vėjo jėgainės, konstruoja, filmuoja, modeliuoja, vertina, kurie turi galimybę išvykti už ribų, tobulina kalbos įgūdžius, įgyja naujų patirčių ir naujų žmonių ir naujų draugų. Kaip mes pradedam supažindinti savo moksleivėje su kita kultūra. Sakykime, mes esam lik ir uždara, lik tai būtume erdvė ir nelabai gal norim priimti svetim kultūrą. Ne? Iškyla ir Vilniuje, Lenkų klausimas, ten dar kažkur. Pas mus šalia mes esam Latvijos sienos. Taip. Ir mes pradėjom pirmiausia draugauti su latviais, kad jie būtų artimi mums ir mes būtumėm. Su Vytauto didžiojo universitetu pradėjom tą projektą Latvijų ir lietuvių draugystė, kad Latvijos kalbėtų latviškai, mes lietuviškai ir susikalbėtume ten ir pamoks ir viskas vyko. Mes pamatom, kad Lenkai nuperka naftą ir iš mūsų pusės atsiranda iš lietuvių toks priešiškumas, kodėl jie atėjo ir užėmė mūsų vietą, mūsų duoną atėmė ir taip toliau. Tada mes sakom, reikia mums susipažinti su Lenkais, pažinti jų kultūrą, kas jie tokie per žmonės, kad vaikam nepamatytų, Lenkas tai jau čia mūsų priešas, ar ne? Kas jie tokie? Atrandam Seinuose ne Žiburio gimnaziją, bet Lenkų gimnaziją ir draugaujam su Lenkais, kad ir pamatom, kad jų tradicijos panašios, kad jie ta pati veido spalva ir širdis toj pačioj pusėje ir viskas. Ir iš tikrųjų dalinamės gerai patirtim. Šalia mūsų vaikai aug tolerantiškai, kitai tautai. Kaip yra su mokslu? Kaip? Kaip yra su mokslu? Kaip? Kaip? Atrodo, bendradarbiaujam, tai irgi yra procesas, ką dabar labai gražiai pateikė, papasako, bet pats mokslas jis irgi duoda savo žinių, tai praplečia galimybę susipažinti. Ir tą, ką mes visi susipažinom su paskutiniu projektu, ne mes, o tiesiogiai mokiniai, patys ruoždami mokslinę informaciją apie biokuro, biomasių panaudojimą, energijos saulės panaudojimą ir išnaudojimą buityje. Tai irgi globalizacijos įtaka. Kodėl pas mus yra ir ne tik tai, kad susipažinti su kitų tautų žmonėmis jaunais, bet kad mūsų vaikai suvoktų, kad aš ne vienas esu pasaulyje ir kad aš turiu tobulėti ir išmokti ir turėti ką pasakyti. Sakykime, nuvažiavo pagal Dijolį suradimą į Baltijos televiziją gimnazistai ir man parvažiavo vaikai sako, a jūs žinot, ką vilniečiai sakė? Žydikai, mokytis įžiūrėti, tą pasakyti. Sakau, labai puiku, jūs turite išmokti ir turėti ką įsižiūrėti pasakyti. Tam ir šalia yra mūsų, sakykime, tos ir stovyklos ir šiaip kokios renginius, vaikai iš gimnazijų miesto, iš Tauragės, Kelmės ir Mažeikių, ir Vilniaus, ir Raseinių, ir visokiausių, šalia, aišku, šalia užsieniečiai, kad mūsų vaikas irgi augtų, kai jis drąsiai galėtų pasakyti, aš esu Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinis mokinys, nesigėdydams, kai jis iš mažo miestelio. Nes mes esam čia ir dabar, mes esam tokie maži, bet mes esam viduj kitokie, šiltesni, negu mieste yra dar didesnė turbūt konkurencija ir tą užmuša mūsų turbūt norą bendrauti ir bendradarbiauti. To kontakto akių turbūt mažiau. Gerai, ačiū labai. Gal sustojam šitą vietą. Kol kas lygų. Dabar dėmesio, gudrus klausimas, labai gudrus klausimas. Kokios yra Židikuose subkultūros? Punkų turit, rockerių turit, metalistų turit, emo turit, urlaganų turit, forsų turit, fifų turit. Kokią daro įtaką subkultūros? Jūs manot, kad nėra. Gerai, jūs kaip manot? Čia yra pavieniai. Pavieniai, bet kokių turit? Nesusibūrė, kad tai būtų ten emų. Blikstelė trumpam per vieną stovyklą, čia visos išsijuodino, vaikščiojo ir trumpam, paskui viena kita vaikščiojo su tais batais ir tais juodais drabužiais. Na, o tokių, pifų tų vadinamų. Fifų, jo. Tai jau kur, jos irgi yra pavienės, bet tokios klasės, beveik kiekvienoje klasėje galima atrasti tokių. Kur įtakoja, kur, tiesiog pamatė ką ir viskas, ir kokia pupytė ir Yvos, Yvos, 69 maždaug. Jo, to jau ružavi drabužiai ten atstatyti. Tie krūtytės prikimštos ir visa kita. O forsų turit? Praėjo treniruočio laikas, jau praėjo. Bet buvo laikas, kad buvo tikrai su tų treningų. Dabar pas mus madinga, kaip sakė Vanijolė, tų vaikščiojančių apsikabinusių
MP3 tos grotuvus ir... Neformalai, neformalai. Bet nu, Linksi. jau nešiojas, ne? Jo, Šeiminiukas, dėliniukas. Čia jau ne tas. Jo, didelius magnetofonus pasitikė. Tokie neformalai, hipgoperiai, taip, vat kažkas tokio. O dabar su tais Kažko ieško, nutysusiom kelniam, tokiam plačiom, bliuzonais. Jau ilgais. nebėra. Buvo irgi buvo prieš porą metų. Kai mes kalbėjom su vaikais, tai dabar pagal populiarumą. Pirmoji vietoj forsai, su kuo norėtum draugauti, su kuo norėtum būti. Antroji vietoje yra kartu, reiškia, fifos ir neformalai, maždaug po lygiai pasidalino, po to jau eitų gotai, metalistai, ten visą tie sunkus, reiškia, rokas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kuo mano manimu mažiausiai, su kuo norėtų draugauti, arba ten turėti kažkokius santykius, tai su emo, arba su tokiais depresyviais, kurie jau ten būtų visiškai jau ta. Kitaip sakant, yra tam tikra įtaka subkultūrų, jinai yra, bet jinai gal nėra pas jūs ryškiai, jinai nepasireiškia taram, nėra įsivyščius. Gerai, perinam prie sekančio dalyko, kuris irgi labai svarbus, mato, trikampiukas yra, toks trikampiukas. Tai dabar kultūra, tai susideda iš įgimtų dalykų, tam tikrų įgimtų dalykų žmogaus. Norim ar nenorim, pavyzdžiui, maitinimo įstaigos, taip, jos norit ar nenorit turi būti. Todėl, kad tai yra įgimtas dalykas, žmogus turi valgyti, jeigu jis nevalgo namuose, jis valgo kažkoje viešoje įstaigoje. Toliau, antras yra kultūriniai grinai, įgyti kažkokie dalykai, išmokti, ko iš tikrųjų nėra pačioj kultūroje sugalvota. Pavyzdžiui, teatras, taip, tai yra, nėra natūralus dalykas, jis yra susikūręs iš kažkokių kitokių jau grinai žmogiškų poreikių. Tai dabar ir yra tas vadinamas meninė dalis, tai iš dalies žmogus kažką paima iš įgimtų dalykų, kaip aš valgau, daleiskim, o kitas dalykas, aš paimu kažką iš kultūros, ką aš žiūriu, pavyzdžiui, televizijoje arba ką aš žiūriu teatre, dar kažkur. Tai dabar jūsų manimu, ar šitie dalykai yra pas jūs subalansuoti, ar nėra taip, kad, pavyzdžiui, individas arba asmenybė, galim sakyti, jis neturi kur gauto kultūrinio peno pas jūs, taip? Nėra tų šaltinių. Gali būti tokia situacija. Antras momentas gali būti, kad pas jūs, pavyzdžiui, dominuoja tik tai tos prigimtinės tokios teisės. Žmonės nei ten į teatrus eina, nei ten kinus eina, nei tų bendrų susibėgimų, visi galvoja, kaip pavalgyti, uždirbti pinigus ir eiti miegoti. Ir tas kultūrinis lygmuo, jisai tada kažkaip tai, kaip irgi asmenybės, jisai įsiplaukia. Tai dabar čia komandai pasitarėm, pagalvojom, kaip iš tikrųjų yra. Ir tada diskusija tokia, tiesiog diskusija. Kas labiau įtakoja? Klausom jūsų. Suaugę žmonės, jie daugiau apsiriboja žmogaus tom prigimtinėmis galiomis, kaip save tobulinti, kaip mokytis nelabai turi iš kur, nes šioj aplinkoj, šiame miestelyje dauguma yra jau žmonių tokio ir vyresnio amžiaus, kitoj kultūroje išau ir jiems yra taip kaip gerai. Patenkinti savo žemosius poreikius, pavalgyti ir ramiai uždirbti pinigą, ramiai gyventi. Tos kultūros, kurią gauna iš tos aplinkos, kaip pasakyti, jie gal ir pasisotina, bet sunku ar pavadinti ją tikrąją kultūrą, nes į miestelį retai atvyksta tokie geri kolektyvai, kad gali tikrąją kultūrą pamatyti, ypatingais atvejais, bet jie galimybę turi. Pamato, bet, sakau, labai retai. Daugiausia apsiriboja vietinė programėlėm, spektakliukais, ten, tokiais lėkštais. O mokykloje jau, kaip jau minėjo direktoriai, yra ugdoma aukštesnė ta kultūra. Bet vėlgi, ją priimti yra sudėtinga. Neina išskėstomis rankomis, nepuola, bet įrodžius po dėrybų, vieną kartą, kitą kartą dalyvavę ir nuėję, jie gal ir paskui pamasto, kad išties buvo gerai. Kitas ir pasako, tikrai buvo malonu, nes visada būna ta refleksija, mokytojai išnaudoja tuos dalykus. Bet vis tik yra štampas tų namų, yra štampas tas, kad kokioj tu terpėjai užaugai ir bet ką, kad ir knygą pasirenka bibliotekoje. Tikrai, mūsų mokinys net nepuls prie kokios klasikos, jeigu jam nelips mokytojas ant galvos, kaip meškai ant ausies, nelips, kad turi būtinai perskaityti. Ką perskaitai? Tai kokį ten porą metų atsilikusi nuo savo amžiaus knygelę, kur rekomenduojama. Taip, žurnalas Panelė yra skaitomas dalykas, kad
Intelektą tobulina jie savo su prievarta, jeigu taip atvirauti. Jūs kaip manot? Mes manom, kad tai priklauso dar ir kokia asmenybė vadovauja šitam dalykui, kaip sugeba pateikti gražiai, kaip sugeba pritraukti. Prigimtinė dalis, kad yra sunkiai išjudinti. Mes žemaičiai paskutiniai apsikrikštėjo, visur paskutiniai. Nes žemait, kas įkišima, iš tas turi ir ištraukti. Tai vat, tą atsimenant mūsų žemaičių įspyrimą ir sunku ateimą į kažką naujo, nes, sakykime, mes dabar apsibrėžį tokiam rate gyvename, mums tai yra gerai. Aš perlipau žingsnelį, susitinku su kažko tokį prieš, aš ją turiu veikti, reiškia, aš kažką turiu padaryti tokį. Ir jeigu atsiranda tame centre, sakykime, įdomus žmogus ir jis įdomiai pateiks tą veiklą, aš tikrai pritrauksiu ir eis. Mes turim pavyzdžių, sakykime, anksčiau vadovavo ten kultūros namams vyras, dabar moteris. Moteris yra atstumianti asmenybė viskam ir mes matom, kad kultūrinis gyvenimas tame mūsų miestelį apmiršta. Nesvarbu, ką jinai pakviečia ir gerą dalyką, sakykime. Nu, aišku, lengviau ir jiems aplinkinius tos kultūros meno veikėjus, negu kažką tokį, nes ir pinigai, nu viskas šis sąlygoja. Ir tai yra, sakykime, ant pirštų skaičiuojama, ar ne taip? O kada eini atvirų širdim ir sugib kažkaip kitaip pajudinti, prisirenka visiems daugiau, sakykime, adventinis popietės, moterų tai visokiausi būrelė, aš apie mokyklą iškeliavau tenai. Jos susirenka ir jos nori, jos nustebusi, jūs tą galite daryti, ar jūs galite tas veiklas daryti, ar ne? Dar kažką sugalvoju įdomiau ir taip judinam. Kelti to žmogaus mentalitetą ir sakyti, nukelkitės. Nes jums to reikia, jums daugiau negu man. Nesakykime, aš turiu tą, bet jūs irgi reikia. Ir einam visi kartu šviesėkime, o nepasiduokim zizimui, kaip viskas čia blogai, kaip čia negerai, čia mums valdžia nedavė ir taip toliau. Nes kas ateitis, tai ką mes įdėsim į tą jauną žmogų, tą ir gausim. Kalbant, vėlgi formuoja tokią terpę bendravimo kultūra, santykinė kultūra, susitiko žmonės. Bet nuo ko prasideda pokalbis? Ne nuo to, labas rytas, kaip tau sekėsi, a tu ten skaitei mokyklai, a tu ten įėjai tą duomenų bazę. Reikia kažkokį tai gyvačioką išleisti, kažkokį tai kvap apkalbėti kažką. Susitik bobutis, dė sako, kaip tu dėjai konservus, kaip ten viskas tau pavyko. Ne, Marytė Ronutė, ką ten pasidarė, pasižiūrėk, kas ten yra. Prasideda nuo tokių neigiamų dalykų, nuo tokių nihilistinių dalykų. Va tas ir tik paskui gal pamato tą gerumą. O turėtųgi būti atvirkščiai, viskas kaip šaunu, bet blogio ta dėmelė, kaip tą nuvalyti. Aš drįstu visų nuomonį sakyti, kad tą kultūrą tokią aukštesnę formuoja pirmiausiai mokykla. Bet kad neturim pinigiukų, labai direktorė turi čia visokių tų ryšių ir prikviestų šitiek visokių tų žmonių, bet nei vienas neina už ačiū, neina be pinigų. Jeigu ne ekonominiai dalykai, mažuose miesteliuose, kaimeliuose, tikrai kultūrinės erdvė, oi kaip suklestėtų. O dabar aš duosiu gudrų klausimą. Prasitestuokim. Pažiūrėsim, ar jūs vienodai suprantat ar ne. Pažiūrėkime pačioje Hofstedo kultūrinių charakteristikų identifikavimo metodologiją. Taip? Įvertinkit, kuriai kultūrai pagal galios šitą požymį priklauso židikų kultūra. Ar mažos galios distancijai, ar didelės galios. Mes manom, kad tai yra mažesnė centralizacija. Nelygybė minimizuoja mūsų teisės. Yra vienodas. Menkas poreikis ir priklausyti. Taip. O pokyčiai tikrai, per vidurgio evoliuciškai patiko, priplaukė, o nepatiko, nuplaukė, man taip pat. Ir kuriai šaliai jūs arčiau pagal savo stilių, kuriom šalim? Kuriom labiau? Gal Latino Amerikai, man atrodo. Latino Amerika labiau manot. Mes susidėjom taškiukus, ką mums Tai gerai, prašau, tada perskaitykite, kad būtų mums įdomu. Mes jau nusprendėm, kad Paklausykit, ponai. Dideliai. centralizacijos. Prie didelės centralizacijos, taip? Didesnė centralizacija, nes vis tiek kaip židikai tai yra mažas teritorinis plotas su mažu kiekiu gyventojų ir vis dėlto turim 3 sąlyčio taškus, tai yra kultūrinis centras, kultūros namai, mokykla, kultūriniai židinys, bažnyčia ir bendruomenė, kuri irgi turi... Ta bendruomenė irgi pasiskirsčiusi tarp. Nebet viso 4 sąlyčio taškai, ne? Hierarchija būtina tam, kad galėtumėm susikalbėti, susišnekėti ir vyrautų ramybė taika. Nelygybė kaip natūralus dalykas, taip jį egzistuoja ir yra privilegijos suteikiamos turintiems valdžią, kas to nežino.
žmonės jaučia didelį poreikį priklausyti, jei nepriklausysi, būsi kaip mūsų išmestas Taip. varščių, Nu, tai pokyčiai gauti- gyvendinami revoliuciškai, taip mes esam spontaniški. Ir į ką mes panašus? Į palikonius ir visus. Ne, aš neminėjau, anoj pusėje. Iš šalies. Iš šalis kitai pusės. šalis Lotynų Amerikas. Į ką panašus mes? Daugiau į rytų šalis. Į rytų šalis ir lotynų, taip? Gerai, šitoj vietoje liktai matau Lyg tai panašiai. Nu, panašiai. Jūs taip gal biškai daugiau viduriuką, jūs daugiau jau taip radikaliau pabrėžėt. Gerai, dabar patikrinam kitą. Individualizmas, kolektyvizmas. Pasižiūrim, ar šį čia jūsų sutaps nuomonės ar ne? Kaip yra. Ne kaip norėtum, bet Kaip yra. Mes čia analizuojam, kaip yra. ką? Gerai, prašau, jūsų komanda. Nu, dabar. Apžvelg. Nesvarbu. Prašau. Čia jau prasideda susipančiojimas. Susipančiojimas ir tarp mūsų grupės. Pirmas būtų asmeninis ir profesinis gyvenimas, neatsiejamas, jeigu kalbėti apie savo terpę. O mano kolegė sako, tai tu susipainiosi. Vis tiek mes esame skirtingi ir skirtingai, kad ir mūsų grupelė skirtingai mato. Ir svarbu turėti laisvę pritaikyti savo požiūrį į darbą. Ir vėlgi, jeigu toleruojama asmeninė nuomonė akcentas jau ne aš, o tokiam mūsų bendruomenė, maža miestelė bendruomenė, mes, nors sakoma, jeigu mes, tai reiškia niekas. Kas dominuoja, kokie santykiai? Santykiai tarp darbuotojų suvokiami kaip kontraktas pagrįstas apie pusę nauda. Ir išsilavinimas suteikia savigarbą ir ekonominę vertę. Gerai, į kokią šalį panašus jūs? Į rytus mes Į rytus daugiau. Šalis. Gerai, ačiū jūsų Ne nuomonė. į tolimuosius, jau ne į Sibirą. Nu, tik jei ne Japonija. Gerai, ačiū. Prašau jūsų komandą, kaip jūs matot situaciją? Mes Žydikose. matom, tai individualizmas. Mums tai ryškus individualizmas ir asmeninis profesinis gyvenimas yra atskiras. Ir svarbu turėti tobulėjimo galimybės ir savo požiūrį į darbą. Ir asmeninę nuomonę ir akcentuojam, kaip aš pirmiausia žiūriu, ar man tai yra nauda, ar man tai yra gerai, o po to tai visi kiti dalykai. Ir tarp asmenį, jeigu man tai yra gerai, tada aš eisiu ir sieksiu kažko, jeigu man karjerą aš matau, kad nuo to, kaip aš sakys, ką darys, ir nuo to man bus ir pinigas ilgesnis, ir požiūris į mane ir taip toliau, tik ir keliausiu pirmin. O tai ir yra to išsilavinimą suteikti savigarbą ir ekonominę vertę. Ir be abejo visiems mes galvojam, kad negalime lygiuotis nei Amerikai, nei Didžiai Britanijai, Kanadai, ten yra laisvi žmonės ir sugebantys pasakyti savo nuomonę, nežiūrint į ekonominius tos didelius svertus. Mes labiau iš tikrųjų Lotynų Amerikos, kurie esame uždari ir taip po tyliai save įsivertinam kaip akcentą aš, o po to viskas aplinkui. Supratau. Ačiū. Nu ir dabar pažiūrim, labiau moteriška pas jūs kultūra ar vyriška? Žydikose. Žiūrim, moteriška ar vyriška? O tai man iš tikrųjų įdomu pačiam. Nes, pavyzdžiui, Kaune tai aiškiai vyriška kultūra dominuoja. Po 50, ne, maždaug. Ir to yra. Kaip jūs matot situaciją? Mes sakom 70 su 30. 70 ko? Moteriškumo. Tik 30 vyriškumo. 30 vyriškumo. Žydikos visose. Visose žydikose eina. Čia apie visus žydikus. Nu, bet taip kažkaip vis tiek, ką bedarytum, vis tiek turi perėti pirmiau per žmogų, per save. Paimk kultūrą, paimk seniūniją. Ryžtingai yra pasako, jokios užuojautos, jokio nuoširdumo. Žydikos nėra gerumo, absoliučiai. Žydikų bendruomenė, kai buvo toks momentas, kai kūrėme. Nu, atseit buvo bendruomenė, bet nebuvo užregistruota. Ir ten mums teko keliauti per gatves, mes ėjom pas senuosius gyventojus, ir man labai išaiškėjo tas, priimant sprendimus laimės stipriausias. Tai tie žmonės sako, kas mums bus iš tos bendruomenės senukai, nes kodėl aš paliečiau senuosius? Todėl, kad žydikose mūsų, va čia įgimti visą tą mūsų bendruomenę žydikų, daugiausia tai ir yra jau pagyvenę žmonės. Labai mažai mes bet turim jaunų žmonių. Jeigu ir yra jaunas šeimas, tai viena pusė, kita pusė tai
užsienyje. Vaikai irgi yra paliekami ir pas močiutės turim, kad gyvena. Ir tie seniai va iš karto sako, kas mums juk jau buvo ir tas bendruomenės pirmininkas, kokią mums iš to naudą. Nu ką matys, tik tą matys tas, kuris ateina, mes taip ir liksim. Va, taip. Ir man va, taip įstriga irgi tokias užuojautos nuoširdumus. Ir buvo jau kaip tik, man labai gėda buvo prieš tuos senuosius. Galvoju, nu mes tiek, aš prižadėjau, jie ten davė, kas, nu reikėjo registruoti, reikėjo ir pinigėlių, mes ten rinkom nors tų litą. Ar užteks, nebus man kits 10 litų tam mokesčiui, ten registravimas, sakom, tu duok ir 20 centų, tas užteks. Nu, ten kaip kas įvairiai davė. Ir man asmeniškai ir su kolegė, kai vaikščiau, po to mes ir kalbamės, sakom, kokia gėda, kaip aš dabar žiūrės tiem seniesiam žmonėm į akis. Ir mes visiems tai buvo iš mūsų, va čia tos iš mokyklas kila, mes sakom, turim vaikų, padarėmės tokias atvirutės, jau tada ir su tais vaikais išnešiojom, kai jie ir pajustų tos bendruomenės vardu, mes pasveikinom su kalėdom, tim palinkėm jiems sveikatas ir pasirašėm bendruomenės vardu. Prieštaraujat savo. Ne, mano mielas, čia ne apie mokyklą kalbam, visa bendruomenė. Čia mes tikėsim Mes gal per daug palėtėm va tą savo terpę, tą savo mokyklos terpę, gal per daug palėtėm. Mažai išėjom į tą gatvę. Kaip Tomas, kas sako, mąstyk globaliai, mergaičių mokyklą, o kaip Nieko nepadarysit. Rūtų gražius darželius totoriai mongolai labai greit gali ką padaryti. Kodėl mes tą sakom, kad mes tokioj vietoje esam, nes mes turim dvi, pas mus ateina vaikai iš gretimų bendruomenių, iš Ukrinų ir Pikelių, kur mes turim palyginti tikrai daug. Va ten yra. Va ten tikrai tokia ir, o ko trūksta, aš pati tai gyvenu senai Židikos, 42 metai parėjau ir taip sėdėjau, bet ko trūksta žmonių čia iš amžiais, taip ir sunkiai yra išjudinami. Gerai, labai ačiū. Matau, kad jautrus klausimas. Gerai, aš labai atsiprašau, dar 2 klausimai, bet čia labai greit galime, ne? Pirmas, žemo neapibrėžtumo vengimo kultūros skirtumai, ne? Žemas neapibrėžtumo vengimas. Žmonės nebijo imtis atsakomybės, leidžia klysti kitoj pusėje. Aukštas neapibrėžtumo vengimas. Žmonės bijo suklysti, už klaidas baudžiama. Tai dabar kuriai grupiai labiau priklauso? Aukštas, taip? Yra tas spaudimas, ne? Žmonės bijo rizikuot, tvarka, punktualumas, viskas laiku, nedaug dievė suklydai, gausi per ausį, visą gyvenimą primins, ten su kažkuo buvo prisidirbai, ne? Tu atsimeni, kai tau Prieš 20 metų. 20 metų atsimint. O dabar užduodu paprastą klausimą apibendrinantį, ką reikėtų židikų kultūroj, aš nekalbu bendruomenė, ne, kultūroj, kokias reikėtų daryti 2-3 intervencijas, kad kažkas pradėtų keistis jūsų manimų reikiamą kryptimi? Ne kuo daugiau, bet kad atsirastų galbūt daugiau pagarbos kito požiūrio į tuos pačius va mūsų vietinius gyventojus, kad gerbtų ir jaunimą, kad gerbtų, ne tik alkoholikais laikytų, bet jeigu ten nėra kultūrinio gyvenimo, tai ir alkoholizmas klesti ir visa kita klesti, nes jie daugiau neturi kuo užsiimti. Suaugę žmonės irgi neturi tikslo nueiti ten, neturi tikslo, nes žino, kad nieko didesnį negausi, aukštesnio. Aš dar gal norėčiau papildyti. Papildykit. Iš tikrųjų toksai iškilo dėl tos nebijojimo imtis atsakomybės. Nes iš tikrųjų trūksta sąmoningo suvokimo, kai jie patys yra atsakingi už savo terpę, už savo kultūrą, už savo kūrimą ir jos pateikimą. Kokią intervenciją daryti? Ką reikia daryti? Nu, va, tai aš tik tą ir Postūmį. Va, tavo tas pasakymas ir yra postūmis. Tik aš jį papildžiu. Bet ką daryti? O žinot, o aš dar kitaip dar užduočiau klausimą. Kaip tai daryti? Yra kai kada svarbiau ne ką, o kaip. Kaip tai padaryti? Kaip? Kaip? Kaip padidinti sąmoningumą? Gerai, jūsų nuomonė. Tokia pat nuomonė asmenybių problema mūsų žydikos yra. Iš tikrųjų, ryškios, ne taip iš kažkur atvažiuojančius, va čia gyventi tokia asmenybė, tokia ryškia, kuri būtų patraukli, kaip, sakykime, būdai turi, ne ten to islam tikėjim mokytojai toks vedlys. Ne mokyklos, bet taip šiaip, kad sekėjas, kad žmonės eitų ir sektų. Visada man visiems kultūros darbuotojais Jonas buvo man vedlys kultūrinių dalykų, dabar nėra taip, užtat ir jaunimas čia neturi kur atsispirti, neturi kur susirinkti. Nors iš tikrųjų čia yra puikia vieta, nes čia Marija Pečkauskaitė gyveno ir daug yra idėjų, daug gali veiklos būti viską, bet aš tokio nemokėjau pasakyti, trūksta čia gyvenančios asmenybės viskas. Apibendrinkim. Tai va tas antstatas, kultūrinis antstatas, jisai vienaip arba kitaip įtakoja ir mokyklą, ir bendruomenę konkrečią taip,
ir dar kažkokius dalykus, įtakoja ir kiekvieno asmeninio mūsų gyvenimą. Vieni nori čia būti, kiti nenori būti, vieni išvažiuoja, kiti čia pasilieka. Viskas daro įtaką. Todėl tą kultūrinę terpę palaikyti ir ją tobulinti yra labai svarbu, todėl kad realiai tai daro įtaką. Žinoma, yra jūsų vidinė terpė, bet mes turime neužmiršti ir globalaus pasaulio. Mes negalim tik tai gyventi Židikose, todėl kad yra visa Lietuva ir Lietuva irgi daro įtaką. Taip? Tai vat kaip surast mums tą vietą su savo kultūriniu identitetu, su savo kažkokiu vat kultūriniais pajudėjimais vieną arba į kitą pusę, tai yra didelis klausimas. Nes nuo to priklauso iš principo, ar šitoje vietoje gyvens žmonės. Ar už, pavyzdžiui, kokių 50, 60 ar 100 metų. Gal šita vieta bus jinai tiesiog tuščia. Arba atvirkščiai šitoje vietoje pradės augti. Kalbėkime apie kultūrinius dalykus. Labai paprastai. Kėdainiai. Ponai, žinot, kas yra Kėdainiai? Savo laiku tai buvo susikirtimo taškas, kur buvo vienas iš labiausiai besivystančių miestų. Tai buvo Hansa miestas, kur gyveno švedai, švedų prikliai, vokiečių prikliai, visa kita. Trupučiuką, netoj vietoj atsirado kas? Kas atsirado? Autostrados, geležinkeliai, viskas, ką su Kėdainiais baigėsi, kas pradėjo augti. Taip, suprantat, tokie mažiukai kažkokie pokyčiai. Globalizacija jau vyko ne vienus metus. Nuo prekybos atsiradimo buvo globalizacija. Šitai globalizacija numeris 28 ar 29 dabar, bet dabar tai yra iš tikrųjų pilnai apimanti visą pasaulį. Vienodos struktūros, vienodai vadovavimo stiliai, panašios organizacijos, panašios kultūros, panašios televizinės laidos. Koks skirtumas, ar rusiška televizija jums, ar angliška, ar lietuviška. Tos pačios programos. Nes tie patys modeliai, pavyzdžiui, Didysis brolis, taip visur. Simpsonus visur žiūri, taip, Pietų parką visur žiūri, taip, serialai, ten visokie kitokie namai, ne, visur tas pats darosi. Tai dabar kaip jums išlikti tame ir svarbiausia gyvenime, yra visada svarbiausia gyvenime, yra vadinama vietos marketingas. Vietos marketingas, tai yra naujas mokslas. Kaip parduoti šitą vietą potencialiems vartotojams. Kas yra potencialus vartotojai? Židikų lygmenį. Įmonės, įstaigos, dar kažkas tai. Atsiranda įstaigos įmonės, automatiškai pritraukia ką tokius žmonės. Automatiškai būtų kainos, visi kiti dalykai, ką daro. Automatiškai žemės kainos auga, žmonės statosi namus, gimdo vaikus, iš karto krūva atsiranda vaikų šičia, užsipildo politinė, plečiasi mokymai ir toliau. Suprantat, viskas tarpusavy surišta yra. Kiek darbo vietų čia yra sukurta, tiek atsiranda papildomų jums vaikų ir visų kitų dalykėlių. Sekantis momentas yra labai irgi svarbus. Jeigu visgi mes randamės tokioj problematiškoj, aš visą laiką sakau labai paprastai, pagal klientų skaičių skaičiuokit. Kiek buvo prieš 5 metus pas jūs moksleivių? Ne, kiek? 300. Dabar yra 100 kiek? Va, reiškia, klientų skaičius ką daro? Tai yra esminė problema. Tai dabar antroji daly mes kalbėsim, kaip užsiauginti naujus nasrus ir kaip gaudyti tuos klientus. Nes jeigu nebus klientų, viskas baigsis. Viskas baigsis. O žinokit paprastą dalyką, kada baigėsi mokykla, tada dažniausiai baigėsi ir gyvenvietė. Todėl, kad tada ką žmonės važiuoja kur arčiau. Neužmirškit dar vieną momentą. Vis daugiau ir daugiau Lietuvos žmonių neperka turtų. Jie nuomojasi turtų. Todėl, kad jie gyvena ten, kur yra darbas, kur yra mokykla, kur yra prekybos centrai, kur viskas arti, suprantate. Tai vat antroji daly mes pakalbėsim apie tai, kai kurie dalykai, mano manimu, yra tikrai jautrus ir reikia apie tai labai rimtai susimastyti, kad paskui nebūtų tiesiog prie vėl.